Mamos ir dvi mergytės stoja kairėje stadiono pusėje. Du berniukai ir du tėveliai priešingui. Marijampolės Ryto mokykla visada buvo laikoma bene sportiškiausia mieste. Čia kiekvienais metais rengiamos sporto šventės, tačiau šiemet į renginį buvo įtraukti visi – vaikai, tėvai, mokytojai. Mūsų mokykla visada garsėjo sporto šventėmis ir tiesiog norėjom nenumarinti tą dalyką, bet atgaivinti, nes tai yra iš tikrųjų gera proga ir vaikams pasirodyti, tėvams į mus pasižiūrėti, o iš tikrųjų surinkti visą bendruomenę į vieną renginį, tai aš manau yra labai šaunu, nes iš tikrųjų šeima tai yra ne tik tais mokyklos stiprioji pusė, tai yra ir mūsų miestų, pagaliau visos Lietuvos stiprioji pusė. Toks renginys tai jisai padeda suburti mokyklos visą bendruomenę, vaikai, tėvai, mokytojai dalyvauja kartu bus estafetės, kuo glaudesni santykiai mūsų visų, tuo geriau visi vienus kitus suprasime, tuo laimės tik tai mokiniai. Tai yra labai didelė nauda. Anot pedagogų, vaikai labai noriai ir atsakingai ruošėsi šiai šventei, nenusileido ir mokinių tėvai. Šiemetinėje sporto šventėje dalyvavo tik pradinių klasių mokiniai. Neslepiama, kad su vyresniais yra šiek tiek sudėtingiau. Kadangi tai yra, sakykime, po ilgesnio laiko tarpo, lyg tai toks senas naujas dalykas, tai pradėjom nuo mažiausių, nes vyresnių tėvų suburti yra sunkiau, bet aš tikiuosi, kai šitie vaikai jau bus penktokai, šeštokai, tą tradiciją išlaikyti ir tokiu būdu įtrauksim vis ir vyresnius mokinius ir jų tėvelius.